vakaras, džiugiai sakau visiems, labas vakaras, džiugiai sakau Jurgitai ir tau. Labas Vitalijau, labas visiems žaidėjams ir žiūrovams. Vakar buvo visai įdomi diena. Ir ne tik, sakyčiau, tokia pavasariškai šilta, bet ir melagių diena. Vitalijau, sakyk, ar pavyko kam nors iškrėsti kokį pokštą, o gal tau iškrėtė? Norėtum sužinot kažką, bet žinok, šį kartą kažkaip be jokių juokų ir melagysčių. Tačiau, Jurgita, įvyko dar vienas įdomus dalykas. Nagi. Leidau savo pailsėt, miegojau, žinok, iki pirmos dienos. Ilsėjausi, atsilsėjau ir tiesą sakant, kalbant apie miegą, tai Varviko universiteto mokslininkai atliko tokį tyrimą ir nustatė. Pasirodo, kad miegas turi tokią pačią gerą naudą sveikatai, kaip ir jausmas laimėjus loterijoje. Vitalijau, kaip suprantu, šiandien mes susirinkome tikrai nepamiegoti. Tikrai ne, susirinkome sužinoti kuo daugiau laimėtojų. Taip. Ir žinoma, kad jie pasijustų taip, kaip pasijuto praėjusį sekmadienį aukso podo dalybose 10 000 eurų laimėjęs ūkininkas iš Kazliškių. Beje, šis vyras sako, kad visus pinigus investuos į savo ūkį. Nebejokite, šį vakarą jau galite pradėti galvoti, kur išleisite laimėtus pinigus, o galbūt kur važiuosite su naujuoju automobiliu? Taip, šis automobilis jau netrukus išriedės į jūsų namus, taipogi šio vakaro metu bus galima laimėti ir 4 kitus gerus automobilius. Nepamirškite, šį vakarą jūsų laukia ir aukso puodas, kuriame 250 000 000 eurų. Wow, tikrai verta paploti. Taip. Iš ties, tokie prizai, aš sakyčiau, kur kas geriau už miegą, ar ne? O taip. Tad greičiausiai visiems norisi kuo greičiau pradėti žaidimą ir sužinoti, ką šį vakarą laimės, bet kol pradėsime ridenti kamuoliukus, kol pradėsime pirmosius studijos žaidimus, aš manau pats metas sužinoti, kągi mums paruošė šio vakaro telefoninė loterija. Na tai sužinokime. Pradėkime nuo telefoninės loterijos 1634. Jinai ir vėl su jumis kartu, žinoma, ir aš ir mano draugas Vitalijus. Šiaip visą laiką apžiūrėdavau automobilius, bet jeigu nieko prieš, aš pasiliksiu ir palaikysiu tau kompaniją, gerai? Na, tikrai aš nieko prieš, man dar net smagiau kartu su tavimi. Gerai. Taigi, nieko nelaukiam ir skubėkime išsiaiškinti šios savaitės laimėtojus, bet prieš tai noriu priminti, kad praėjusią savaitę Indrė ir Gintas išdalino ohoho, kiek pinigų, net 30 piniginių prizų po 1000 eurų. Visus laimėtojus galite rasti užsukę į internetinę svetainę perlas.lt. Jurgita, ar tiesa, kad kažką šį vakarą girdėjau net apie 2 automobilius klausyk? Tikra tiesa, Vitalijau. Mielieji, visą savaitę iki pat šeštadienio vidurnakčio visi galėjo skambinti ar siųsti SMS numeriu 1634 ir bandyti sėkmę laimint net 2 automobilius Ford Fiesta ir 10 piniginių prizų po 1000 eurų. Metas išsiaiškinti laiminguosius. Smagus bus žaidimas, gal pradėkim nuo piniginių prizų, gerai? Pritariu, taigi pradėsiu nuo 5 piniginių prizų, kuriems atitenka po 1000 eurų. Esate jūs, jeigu gavote žinutės su bilietų numeriais? Oba, sveikinam laimėtojus. Na ir dar 5 žaidėjai, kurie papildys savo sąskaitą 1000 eurų, yra tie žaidėjai, kurie gavo žinutės su telefonų numeriais. Ir tie numeriai štai tie. Na, Vitalijau, ir liko dar kai kas, sakyčiau, tokie ypatingi prizai. Taigi net 2 automobiliai Ford Fiesta. Pirmasis automobilis Ford Fiesta keliauja tiesiai pas jūs į kiemą ar į garažą, jeigu tik tai gavote žinutę su bilieto numeriu. 004 3015. Sveikinam. Antrasis Ford Fiesta keliauja tiesiai pas jūs, jeigu gavote žinutę su bilieto numeriu. 001 48 31. 2 automobiliai iškeliavo. Manau, Jurgita, imkim, padarykim tokią tradiciją tiesiog. Paskambinkim laimėtojam. Pradėkim nuo pirmo, gal gerai? Aišku, kodėlgi ne? Skambinam. Kadangi pirmasis laimėtojas neatsiliepia, iškart bandom antrajam. Sveiki, su jumis bendrauja teleloto vedėjas Vitalijus. Ir Jurgita. Sveiki, sveiki. Klausau. Aš noriu paklausti jūsų, ar praėjusią savaitę skambinot arba rašėt žinutę numeriu 1634? Taip. Taip, užtikrinai sakot, tai žinokit, aš užtikrintai noriu pasakyti jums, kad jūs tik tapote telefoninės loterijos 1634 automobilio Ford Fiesta laimėtoja. Jums ploja visa studija. Sakykit, kaip jaučiatės, ar tikite savo sėkme? Čia juokaujat? Ne, tikrai nejuokaujam, žinok. Galbūt taip ir atrodo, bet tai yra visiška tiesa. Čia yra pilna studija žmonių, visi girdi, visi mato ir visi nori pasveikinti jūs. O aš noriu užduoti klausimą. Kur paskambinom, į kokį miestą ir kuo jūs vardu? Mm. Pamiršot vardą? Aš vardu Gitana, bet čia jau kažkas tai
Neįtikėtina. Gitana, patikėkite, jūs pati prisipažinote, kad skambinote ir siuntėte SMS numerį 1634 ir pretendavote laimėti Ford Fiesta, taip? Taip, taip. Tai jūs ją laimėjote, viskas, ar esat viena namie? Dabar važiuoju kelyje. Tik atsargiai važiuokit, viskas yra gerai, žinokite, tai yra tiesa, o aš noriu sužinoti, ar dažnai dalyvaujat loterijose, ar dažnai skambinat 1634. Kiekvieną savaitę. Tai va, žinokit, skambinot ir prisiskambinot, sveikinam jūs, jums atitenka automobilis. Ir ponia Gitana, aš noriu tik informuoti, kad rytoj, pirmadienį ryte, jums paskambins loterijos atstovai iš telefono numerio 852-751-751 ir informuos jūs, kaip galėsite atsijimti savo nuostabų naująjį automobilį Ford Fiesta. Sveikinimai dar kartą. Sveikinimai. Na ką, Vitalijau, aš sveikinu visus šios savaitės laimėtojus. Jeigu nespėjote pamatyti laimingų bilietų numerių, nenusiminkite, užsukite į internetinį puslapį perlas.lt ir ten rasite visą reikiamą informaciją. Beje, dėl loterijos 1634 laimėjimų jums paskambins loterijos atstovai rytoj, pirmadienį ryte, o savo telefonų ekranuose matysite numerį 852-751-751. Na kągi, įtariu, kad dabar kitapus ekrano esantys žaidėjai ir žiūrovai galvoja, kaip būtų gerai laimėti, kaip aš norėčiau, kad man pasisektų. Ir jūsų mintis jau kitą sekmadienį gali tapti tikrą realybę. Nes mes turime jums labai gerą pasiūlymą. Jums gali atitekti štai toks nuostabus visureigis Nissan Qashqai ir net 15 piniginių prizų po 1000 eurų. Ką reikia daryti? Reikia čiupti savo telefoną ir skambinti arba siųsti SMS numeriu 1634. Visureigis Nissan Qashqai ir 15 piniginių prizų po 1000 eurų gali būti jūsų. Jį skambinsite arba siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Jurgita jau iškeliavo prie kamuoliukų ridenimo mašinos, o aš žengiu arčiau prie šio vakaro svečio ir tai yra automobilis Nissan Qashqai. Na ir jį, žinoma, galime pasveikinti, jeigu kyla klausimas su kuo, ogi vasario mėnesį sukako lygiai 10 metų nuo tada, kai pirmasis modelis nuriedėjo nuo konvejerio Nissan gamykloje Jungtinėje karalystėje. Prieš šį dešimtmetį automobilis susišlavė daugiau nei 80 įvairiausių apdovanojimų ir tebėra populiariausias savo kategorijoje. Na ir žinoma, laidos pabaigoje šis automobilis riedės į kažkieno iš jūsų namus, taigi noriu palinkėti sėkmės. Oi, tas Vitalijus įdomių faktų šiandien prisirinkęs, ar ne? Na, o aš jau nekantrauju ridenti kamuoliukus. Žinau, brangiai, kad jūs namuose taip pat jų laukiate. Bet aš noriu garsiai pasidžiaugti, kad šį vakarą aukso puodė 250 000 000 eurų. Ir jie bus jūsų, jei tik spėsite užbraukti visus savo bilieto skaičius su lyg auksiniu 47-uoju kamuoliuku. Ir primenu, kad kampus įstrižainės ir eilutė, kuriuos turite užbraukti štai taip. Baigsime žaisti vienu metu su 38-uoju kamuoliuku. Mašina jau paruošta, tad netrukus pradėsime pirmąjį studijos žaidimą Sėkmės spalva ir kamuoliukų ridenimą Sėkmės. Metas pradėti pirmąjį studijos žaidimą Sėkmės spalva. Žaidime žaisti pakviesiu pirmosius 5 studijos žaidėjus, kurie išsirikiuos prie šių skirtingų spalvų stovelių. Taigi sėkmės visiems, kurie atvyko, o pirmasis ar pirmoji žais prie mėlynos spalvos stovelio yra žaidėjas numeriu 26 Kęstutis Digaitis. Prie juodos spalvos stovelio stoja dar vienas žaidėjas ir šį kartą sėkmė šypsosi numeriui 22 Raimonda Mockevičienė. Prie raudonos spalvos stovelio kviečiu dar vieną žaidėją, kuris išbandys savo sėkmę spėliojant spalvas. Ir tai yra numeris 21 Reda Miečienė. Prie geltonos spalvos stovelio stoja dar vienas žaidėjas ir tai yra numeris 16 Vaiva Pranckūnienė. Paskutinis žalias stovelis lieka žaidėjui, kuris turi numeris 1 Afemija Morozienė. Iš veidų matau, kad sėkmės spalvos žaidėjai tiesiog nekantrauja ir nori pradėti žaidimą. Netrukus pradėsim, bet pradžiai reikia susipažinti. Labas vakaras. Labas vakaras. Negaliu nepastebėti, labai įdomus vardas. Taip, čia kaip tėveliai sugalvojo tokį. Taip, teta mano tuo vardu ir mane pakrikštėjo tuo vardu. Iš kur jūs atvykot? Šiaulių rajono. O šį vakarą viena esate? Ne viena, žentas ir anūkė. Palinkėsiu sėkmės prie šio žalio stovelio jums. Dėkui. Prie Vaivos artinuosi, labas vakaras. Labas vakaras. Vaiva, taip šypsotės, matau iš akių, kad esat pokštininkė, ar ne? Ar viena atvykot? Ne, su sūnum ir pusseserė. Rimta palyda. Taip. O iš kur važiavot? Iš Rokiškio. Dažnai žaidžiate loto? Kartais. Tai dabar tas kartas, aš tikiuosi, kad atnešiu jums sėkmę, gerai? Dėkui. Sėkmės, daug laimėt. O dabar noriu pasisveikinti su Reda. Labas vakaras. Labas vakaras. Jau Reda esat greičiausiai mūsų toks patyręs, senas teleloto vilkas, ar ne? Nuo pirmų žaidimų žaidžiat. Žaidžiu. Na va, kaip pataikiau, iš akių matosi. Ir žiūrim. Ir žiūrit.
Smagiai leidžiat taip sekmadienį su mumis. Taip, žiūrėdami televizorių. Iš kur atvažiavot? Iš Utenos. Ar turit palydą šį vakarą? Taip, turiu, sūnus atvežė. Tai palyda jums linki sėkmės, aš taipogi palinkėsiu kuo daugiau laimėti. Gerai? Labas vakaras, Raimonda. Na, visa išsipuošus, pasiruošus ir dabar jūs man sakykit tikrą tiesą. Ar dažnai žaidžiate Loto? Oi, visą gyvenimą, 20 metų. 20 metų? Patirtis jau, kaip sakant, kalba už save. Tai dabar visiems sakykit, kaip tuos 20 metų sekėsi, ar esat kažką laimėjusi? Nu, tai nuo šių metų prasidėjo. Ach, jau dabar. Nuo sausio 1. Iškart, nauji metai, nauji... Taip. Kas? Nauja laimė. Ir kokia ta laimė buvo, ką laimėjot? Kompiuteris. Kompiuteris. Sausio 1. Iškart. Bats ir kompiuteris. Kaip veikia? Viskas gerai? Gerai. Taip, Bet dar ne viską dar išmoko, bet... Bet per kompiuterį pasitikrinat bilietus dabar? Ne, dar nemoku. Neišmokot? Ne, bet tai kiekvieną sekmadienį braukau, žodžiu, tas blogas sekmadienis, kad neturiu bilietų jau. O tai dabar turėjo tą bilietą, supratot, kad laimėjot? Nesupratau. Ai, nesupratot? Ne. O tai kada sužinot, kad laimėjot? Pirmadienį tik tai. Ir kaip tada? Jau norėjau, žiūrėjau, braukiau. Nu, nieko. Nieko nėra. Pasidėjau ant viršaus, sakau, da pirmadienį patikrinsiu. Gerai, kad neišmetėt. Taip, ir žinokit, nuėjau pirmadienį iki parduotuvę ir pardavėjau automatiškai sudraskitą bilietą. Nu, klausykit. Jėzus Marija, bet paskui jau jį taip gražiai suklijavo. Atsiprašė. Taip, jis sako, jeigu kas, sako, aš nešu atsakomybę. O tai tau, tai kas būtų buvę tada? Nu ir paskui jau bijau, pat parašyta, kad laimėtas prizas. Nu galvoju, tik tai piniginiai buvo, tik tai tą milijoną dalino. Jau galvojat? Nu jau gal, mažiausiai 200 ką būtų. Parbėgu greitai namus, skambinu 8 val. Vakare. Nieks nekelia. Sveikinu, jūs laimėjot pakvietimą. Tai nemiegojot visą savaitę? Eikit, kokias... Galvos skausmas buvo visą savaitę, įtampa didžiausia. Supratau. Tik tai vakar atslūgo. Tai aš tikiuosi, kad atsipirks tas laukimas jums, palinkėsiu kuo daugiau laimėti, gerai? Ačiū. Įdomi labai istorija, sveiki Kęstuti. Jūs irgi turit į kokią linksmą, gerą, ilgą istoriją, ar ne? Gal ne. Iš kur jūs atvažiavote? Iš Mažeikių. Ką Mažeikiuose jūs veikėt? Dirbu. O Mažeikiuose vienas gyvenat, ar turit rimtą palaikymo komandą? Šeima. O čia yra šeima šį vakarą? Ne, draugas. Draugas yra, už visą šeimą jau draugas taip nori. Iš akių matau, draugas norės per pusę dalintis, man atrodo. Be abejo, Stengsimės. Kiek širdis jaučia, kiek norisi laimėti? Kiek Dievas duos. Nu kaip smėlynas spalva, gerai viskas? Labai gerai. Tai gerai, pradžia bus nebloga, tikiuosi, kad ir toliau seksis. Tai sėkmės jums. Iš ties įdomių istorijų paklausė, manau, metas pradėti žaidimą. Jurgita, laukiame pirmo šio žaidimo kamuoliuko. Pradedam. Juodas 16. Na va, Raimonda, laukėt visą savaitę, išlaukėt pirmų 500 eurų. Pradžia gera, sveikinu jūs. Aš kaip matau, visi kiti žaidėjai taipogi šypsosi, o dabar jau metas ne tik šypsotis, bet ir galvoti apie kito kamuoliuko spalvą. Taigi dėmesio, rinkitės antro kamuoliuko spalvą, jis vertas 750 eurų. Spalvos po kol kas skirtingos ir tai yra 2 geltoni, 2 mėlyni ir 1 raudonas stovelis. Kokia spalva išridės, Jurgita, laukiam? Raudonas 33. O šį kartą spalva yra raudona ir jis sėkmingai yra Kęstučiui. Pirmieji laimėjimai į jūsų sąskaitą 750 eurų. Na, kiti nenusiminkit, žinokit, kad tai buvo tik tais 2 kamuoliukai, dabar įdės trečiasis, jis vertas jau 1000 eurų. Tai paplušėkit, pagalvokit, padirbėkit ir rinkite spalvą. A taip, Kęstutis geltona, Reda Afemija taipogi po geltoną, Vaiva mėlyna, Raimondas sako, kad bus raudona. Galbūt taip ir iškris, Jurgita. Mėlynas 5. O šį kartą sėkmė gręžiasi į Vaivos pusę ir jo sąskaita pildosi apvalų 1000. Sveikinu jūs, iš ties neblogai sekasi žaidėjams, bet tai dar ne pabaiga. Aš tikiuosi, kad jūs kaip reikiant dabar padirbėsit, nes ketvirtas kamuoliukas vertas 1250 eurų ir 3-4 rinkite spalvą. Žaidėjai ilgai negalvoja, netgi 3 stoveliai juodi, 1 geltonas, Kęstutis galvoja, kad tai bus žalia. Galbūt taip ir bus, Jurgita. Geltonas 49. Ir tai yra geltonas kamuoliukas ir vėlgi sėkmė šypsosi Vaivai. Jo sąskaita pasipildo dar 1250 eurų. Iš ties, fortuna jūsų pusėje šį vakarą. Reda ir Afemija po kol kas kaupėsi ir tikiuosi, kad susikaupė, nes dabar 5. kamuoliukas. Jis vertas 1500 eurų, tai reikia atspėti spalvą. 3-4, ją ir pasirinkit. Raimonda, Kęstutis po mėlyną ir visų kitų žaidėjų stoveliai žali. Jurgita, laukiam laimingo skaičiaus.
Taigi, Raudonas 38. ir viską vainikuoja dėja, bet ne ta spalva, kurią pasirinko, tai buvo raudona, bet kokiu atveju sveikinu laimėtojus. Šį kartą Afemijai ir Redai atitenka pagodos prizai po 200 eurų, Vaivai 2250 eurų, Raimondai 500, na ir Kęstučiui 750 eurų. Labai sveikinu. Priimkite mano sveikinimus. Sveikinu laimėtojus ir noriu informuoti, kad viso sėkmės spalvo žaidėjai laimėjo 3900 eurų. Sveikinimai jums, o dabar Jurgita laukiame dar 10 laimingų kamoliukų. Ridenu 10 laimingų kamoliukų. Sėkmės. Juodas 28. Mėlynas 11. Juodas 24. Juodas 22. Žalias 64. Raudonas 31. Žalias 67. Geltonas 55. Žalias 63. Ir mėlynas 1. O dabar noriu pakviesti 10 žaidėjų atvykti čia į Teleloto studiją jau kitą sekmadienį, kur jūsų lauks, kad jūs žinotumėt, kiek visko lauks. Tačiau palieku tokią mažą intrigą ir patys pirmi viską pamatysite. Taigi pasimatom su jumis, jeigu turite bilietuose numerį 042, bet koks skaitmuo 054. Iki kito sekmadienio sakau jums, o dabar išsiskirkime trumpai pertraukėlį, po kurios, žinoma, vėl pasimatysime. O pertraukėlės metu, žinoma, suspėsit paskambinti numeriu 1634. Visureigis Nissan Qashqai ir 15 piniginių prizų po 1000 eurų gali būti jūsų. Jį skambinsite arba siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Vitalijau, palauk, ką tu čia sugalvojai? Jurgita, matai, Palauk, ir aš noriu nuotraukos su tavim. Taip, gerai, selfie darom. Taip, gerai. Jurgita, žinok, aš ne šiaip čia savo fotografuojasi. Yra toks dalykas, kad Teleloto paskelbė puikų konkursą. Konkursą? Taip, konkursą ir aš galiu plačiau apie jį papasakoti. Tai, Jurgita, plačiau pasakojant, puikus konkursas. Taigi Teleloto skelbė nuotraukų konkursą Aš ir mano Teleloto. Štai matote, Indrė su Gintu jau prisifotografavo, o norite ir jūs, tai žinokite, viskas yra labai paprasta. Paklausykit, siųskite nuotrauką, kurioje jūs su Teleloto bilietu elektroniniu paštu teleloto@olifėja.lt arba viskas dar paprasčiau, tiesiog galite ją su grotažyme Teleloto savo Facebook arba Instagram socialiniuose tinkluose pasidalinti ir fotografuotis galite patys arba kažkas gali jūs nufotografuoti. Svarbiausia, kad nuotraukos būtų įdomios ir gražios. Įdomiai, linksmai, visai originaliai prisifotografuokite, o originaliausios nuotraukos kiekvieną savaitę bus rodomos Teleloto laidoje ir publikuojamos Loterijos Perlas Facebook paskyroje. Vitalijau. Taip. O iki kada vyks konkursas? Galiu iškart pasakyti, kad finalas vyks balandžio 30 dieną, o pačios gražiausios, originaliausios, įdomiausios nuotraukos savininkui atiteks puikus prizas, tai yra Apple iPad planšetė. Įsivaizduoji? Ir svarbiausia, daugiau informacijos sužinosi interneto tinklapyje perlas.lt. Tai ką, visi skubam fotografuotis, tik nepamirštam bilietų. Ir siunčiam nuotraukos. Vitalijau, aš noriu dar vienos nuotraukos su tavimi. Gerai, dar vieną, dar porą. Visureigis Nissan Qashqai ir 15 piniginių prizų po 1000 eurų gali būti jūsų. Jį skambinsite arba siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Po smagios fotosesijos ir labai gerų žinių metas kamoliukams. Ir primenu, kad visai netrukus jau sužaisime ir laimės laiptų žaidimą. Tad dabar 5 kamoliukai. Sėkmės. Mėlynas 13. Raudonas 40. Raudonas 32. Geltonas 59. Ir geltonas 56. Kaip Jurgita ir žadėjo, metas laimės laiptų žaidimui. Žaisti kviečiu dar 2 žaidėjus. Šį kartą pirmasis iš jų yra
žaidėjas, kuris turi numerį 19, Gintaras Navickas. Gintaras žais draugė su dar vienu kolega, galima sakyti taip, ir tai yra žaidėjas, kurio numeris 10, Adolfina Staškauskienė. Kviečiu, laimės laiptų žaidėjus, labas vakaras, stokit prie magiško mygtuko, labas vakaras ir jums. Tvirtas vyriškas paspaudimas. Aš matau, kad nekantraujat pradėti žaidimą, bet prieš tai norisi pabendrauti, paplepėti, pakalbėti, galbūt net pajokauti. Adolfina, iš kur atvažiavot pas mus? Iš Telšių. Ką Telšiuose gero linksmo šį pavasarį veikėt? Kas nieko? Nieko. Reikia laimėti. Šaltsūrs buvo. Šalta, taip, reikia pinigų laimėti. Laimėjom pakvietimą. Va, jau įvykis, ar ne? Jau. Visa giminė žiūri dabar, visi kaimynai žiūri. Tikriausiai. Ar viena atvažiavot? Su anūku ir draugė jau. Na ir šalia manęs labai tvirtai nusiteikęs, turbūt sportuojantis arba buvęs, nežinau, sportininkas. Gintaras. Taip. Visas su sportu. Visas. Čia hobis ar čia jau darbas? Hobis. Kokia sporto šaka? Krepšinis, futbolas, tinklinis, viskas. Kad tik judėčiau. Svarbiausia judėti. Svarbiausia. O kur jūs judat, iš kokio miesto? Aš iš Panevėžio rajono. Šalia Krekenavos ir toks šaunus Linkaučių kaimelis. Va tenai sportininkai visi gyvena ir tenai mes smarkiai dirbame. Supratau, visas kaimelis dirba? Visas. Jaunimas ypač. Jūs jau čia kaip veteranas būsit, ar? Tikrai taip, prižiūrint. Supratau, tai kaip sporto aikštelį, ar futbole, ar krepšinėje dabar, kai būsit pasiruošęs, stabdykit virtualų kauliuką šio raudono mygtuko pagalba ir ženkim į priekį. Taigi Gintaras pirmojų bandymų išridena skaičių 5, skaičius 5. Aš esu tikras, kad tai yra 500 eurų ir tai yra tiesa. Va. Lengviau nei krepšinio aikštelė, ar ne? 500 yra jūsų, bet aš tikiuosi, kad sąskaitą dar padidinsit, o dabar Adolfina jau laukia savo šanso, tai Adolfina, ridenam kauliuką? Ridenam. Rieda kauliukas ir kai būsit pasiruošus, jį stabdykit. Taikot į kokį skaičių? Nesvaru. 4 gerai bus? Gerai. 4 tai yra 400 eurų. Pradžia tikrai nebloga, Gintarai. Tai buvo tik tais pirmasis paspaudimas, kaip ir minėjau, po 3 privalomus, tai dabar antrasis. Ilgai nelaukit. Rieda kauliukas ir jūs šį kartą išridenat skaičių 5, dideliais skaičiais į priekį. 5 bus gerai, aš manau, ir žinoma, kad tai yra gerai. Jūsų turima suma dvigubinasi ir viso turite jau 1000. Gerai, ne? Labai. Adolfina žiūri, galvoja, ir man būtų gerai tą 1000. Gerai. Tai lairieda kauliukas ir išsisukit. Išsisukit tą 1000, gerai? Sėkmės jums linki visi, už kuriuos jūs sirgdavot, sėkmės linkiu ir aš. Skaičius 5. Nagi, 1, 2, 3, 4, 5, štai prie turimos sumos 800 ir viso turit dar net daugiau nei jūsų oponentas, jau 1200. Gintarai, bet jūs nenusileisit dabar, ar ne? Niekaip. Trečias privalomas, kaip aikštelė, trečias privalomas paspaudimas, kamuoliukas jau rieda ir jūs ridenate ir stabdote skaičių 4. Nagi, gerai, peršokom ir į patį 10, 1200 prie turimų pinigų. 2200. Ploju jums, dabar turite minutėlę pagalvoti, ką darysi toliau, o aš noriu sužaisti su Adolfina, kuri neturi kito pasirinkimo, jos tiesiog trečias privalomas paspaudimas. Adolfina. Mikt ir tai yra skaičius 2. Nagi, 1, aišku, kad gerai. 900 prie turimų pinigų ir viso jau turite 2100. Dabar Adolfina jau tegul galvoja, ką darysit, o jūs jau sugalvojot? Taip, žaidžiam. Su kažkuo pasitarė ten? Būtinai žmona sėdi, žinot. Žmona sėdi ir žmona yra finansų ministras šeimos. Jūs sporto ministras, galim sakyti taip? Oi, pataikė. Sakė, eit. Tikrai taip. Gerai, tai lairieda kauliukas ir aš tikiuosi, kad jūsų 4. bandymas bus sėkmingas. Na, jeigu būtų nesėkmingas, tai mes turim dar tų bandymų, na, skaičių 6. Žiūrim ir linkim sėkmės. Ir. Čia, žinot, tam, kad truputėlį pažaistum, kad būtų azarto, taip. Jūsų suma buvo padalinta iš 4, turite 550 eurų, aš manau, kad jūs bandysit dar toliau. Bet dabar pailsėkit, o aš klausiu Adolfinos, ką darom? Žaidžiat? Žaidžiam. Azartiškas žmogus esat, ar ne? Jeigu laimėt, tai milijoną, jeigu žaist, tai iki galo. Gerai. Jūsų 4. bandymas, skaičius 6. Na, protingieji matematikai, kas dabar bus? Šokam, Sviltelėjo padai iki 400 eurų, bet tai tik tai įdomiau, tai tik tai smagiau. Dabar, Gintarai, aš manau, kad jūs eisit toliau, ar ne? Taip. Nestabdo žaidimą? Nestabdau. Gerai, 5. jūsų bandymas, rieda kauliukas, kai būsit pasiruošęs, kai jausit, kai tik žmona duos ženklą. Skaičius 5. Nagi. Turėtų būti gerai, aš galvoju. Ir... Džikt.
Tai reiškia stop, prisižaidėm jau. Gintarai, taisyklės yra tokios, kad jūs arba pasiimat 550 eurų ir pasišvilpojant su žmona einate po parkus vaikščioti ir nusipirkti kažką tai pavasariško, arba rizikuojat ir atidengiat stop langelį, kuriame yra kažkoks prizas. Koks nei aš, nei žiūrovai po kol kas nežino. Nesitarsit su finansų ir prizų ministru? Atidengiam. Atidengėt prizą, taip? Atidengiam. Na gerai, rizikuojam, atidengiam prizą, o ten randam 5000 čekis atostogom Meksikoje. Į Meksiką. Aš apakęs. Į Meksiką su žmona. Tai čia yra fantastika. Už sienas Jungtinės valstijos labai Per sieną, taip, teisingai. Sveikinam. Bet čia tai būna tik teleloto. Taip. Taigi sveikinu ir palinkėsiu pačių geriausių įspūdžių. Mėgstat keliaut. Gerai, sveikinu, geros kelionės jums. Galite grįžti vietą pas žmoną. Adolfina, turite dar 2 ėjimus. Dar 2 ėjimai yra jūsų, turite 400 eurų dabar. Žaidžiat? Norit irgi prizą? Noriu. Į Meksiką norit? Tai aišku. Gerai, žaidžiam. Lairėda Kauliukas ir Adolfina nori keliauti į Meksiką. Taip. Stop. Skaičius 3. Kaip čia bus dabar 1, 2? Ne, nu jūs taip, kaip sakant, man visai nervus išgadinsit. Dabar liko 100 eurų. Adolfina. Bet dar yra vienas Dar turit vieną ėjimą. Rizikuosit? Rizikuoju. Ar tą 100 pasiimat? Rizikuojat? Rizikuoju. Aš tikiuosi, kad dabar išlipsim iš duobės ir laimėsim daug pinigų. Taigi visi palaiko publiką. Rieda Kauliukas, Adolfina, mes už jūs. Kad tik būtų geras skaičius. 4. Ar tai yra gerai? Na, žiūri, meldžiamės. Gerai. 1, 2, 3, 4. Taip. 3,5 tūkstančio ir viso 3600. Sveikinu, tikrai puikiai sužaidėt, surizikavot ir laimėjot. Sveikinimai. Jo, iš ties smagu, įdomu ir prasminga čia dalyvauti mūsų žaidimuose. Jeigu norite ir jūs išbandyti savo sėkmę, atvykite kitą sekmadienį į Teleloto studiją, o atvyks tie, kas turi bilietus su numeriu 000, bet koks skaitmuo 295. Laukiam jūsų čia kitą sekmadienį. Visureigis Nissan Qashqai ir 15 piniginių prizų po 1000 eurų gali būti jūsų. Jį skambinsite arba siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Praėjusį sekmadienį studijos žaidime automobilį Ford Fiesta laimėjo Jevdokija Naprienė iš Utenos. Na, štai automobilis Volkswagen Golf atiteko dar vienam žaidėjui, šį kartą namuose, ir tiksliau tai yra statybininkui Kazimierui Anužiui iš Palangos. Labas vakaras. Su jumis truputėlį noriu pabendrauti. Kazimierai, koks buvo tas jausmas, sužinojus, kad laimėjote automobilį? Pradėjo tirpti rankos kojas. Nutirpo galūnės. Tai jau greičiausiai nepastovėjot, ar ne? Negalėjau ne pietų pavalgyti. Gal visą savaitę nevalgėt? Ne, paskui praėjo. Po to dvigubai jau, ar ne? Aš kiek žinau, jūs šiaip Teleloto žaidžiat nuo pat pradžių, ar ne? Jau beveik nuo pirmo, jo. Ir ar pats perkat bilietus, ar kažkas jums dovanoja? Dažniausiai pats. Pats dažniausiai. Jo. O dovanojat kažkam, tarkim, jeigu nusiperkat bilietą? Būna, resikais būna. Ir kaip sekasi, kaip padovanojat? Nežinot? Kol kas negirdėjau. Negirdėjot nieko, ar ne? Kas stovi šalia jūsų čia? Jūsų šeima? Žmona ir anūkas. Taip. Tai ar aš gerai girdėjau, kad tą automobilį savo lengva ranka padovanosit žmonai? Taip. Turi žmona teisės? Taip. Na tai žmonai noriu palinkėti gerų kelionių, išties patvarus geras automobilis. Žinoma, sveikinu jūs, nes jūs ir esate automobilio laimėtojas. Džiaugiuosi iš jūs, ačiū, kad atvykot. Gerų kelionių. Ačiū. Na, žengiau prie automobilio, kuris visai netrukus atiteks žaidėjams namuose. Kažkas galės sukti iš laimės šio automobilio raktelius, o aš noriu tiesiog plačiau apie šį automobilį papasakoti. Taigi, jūs galėsite prisijungti prie šio populiaraus ir geidžiamo automobilio savininkų ir galėsite sukti raktelius ant savo pirštų. Juk šiuo metu tokių Nissan Qashqai Europoje yra daugiau nei 2 milijonai. Galima sakyti, išties ypatingas populiarumas. Na, o ką daryti, jeigu jūs šiuo metu neturite Teleloto bilieto, bet laimėti norit, tai dalyvaukite Loto 1634. Skambinant arba siunčiant SMS numeriu 1634, jūs galite laimėti tokį patį automobilį Nissan Qashqai ir net 15 piniginių prizų po 1000 eurų. Visureigis Nissan Qashqai ir 15 piniginių prizų po 1000 eurų gali būti jūsų. Jį skambinsite arba siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. O aš ridenu dar 10 laimingų kamuoliukų. Sėkmės. Raudonas 35. Žalias 72. Raudonas 44.
Raudonas 42. Juodas 30. Mėlynas 10. Mėlynas 9. Raudonas 45. Geltonas 52. Ir žalias 66. Jūsų dėmesį dar vienas studijos žaidimas, šį kartą trigubas šansas. Žaisti kviečiu dar 4 studijos žaidėjus, kurie išbandys savo sėkmę ir tikiuosi, kad puikiai seksis. Taigi pirmasis arba pirmoji, laukiamas žaidėjas numeriu 25, Kęstutis Gražys. Kviečiam Kęstutį ir kviečiu dar vieną žaidėją. Šį kartą sėkmė šypsosi numeriui 15, Aida Bambalienė. Laukiame jūsų. Trečiasis arba trečioji žaidėjas numeriu 13, Jolita Kovalenkovienė. Na ir dar vienas, ketvirtasis žaidėjas, stojantis prie šios šaunios kompanijos ir prie stalo. Numeris 7, Egidijus Mikšas. Taigi norisi palinkėti kuo didžiausios sėkmės, o pradėti žaidimą noriu su Kęstučiu, kuris laukia, nekantrauja ir nori pabendrauti. Kęstuti, iš kur atvykot? Šakškio. Kas atlydėjo? Žmona ir dukra. Prieš pradedant traukimą, kažkokių, nežinau, sporto šakų su kamuoliais gal žaidžiat ar dar kažką praktikos neatlikinėjot? Ne. Niekada? Ne. O ką veikėt gyvenime savo? Dirbam. Dirbat. Atsakingai dirbat? Taip. Tai čia dabar atsakingai padirbėkit ir įsitraukit pirmąjį kamuoliuką, kuris galbūt bus toks vertingas, kad jį pasiliksit ir savo. Taigi pirmasis jūsų bandymas. Linkiu sėkmės ir kol traukiat, dar noriu paklausti, ar vienas ar kažkas atlydėjo šį vakarą jūs? Žmona ir dukra. Žmona ir dukra, supratau. O jūs joms ir savo dovanojate piniginį prizą 3,5 tūkstančio eurų. Tai yra pirmasis jūsų bandymas ir dabar metas apsispręsti. Tartis galbūt su šeima, su savimi, su kolegomis, su manim, jeigu norit, galit pasitart. Pasiimat laimėjimą ar... Gal pasiimu. Bandysit dar kartą. Pasiimat? Taip. Gal pasiimat ar pasiimat? Pasiimu. Tikrai? Taip. 3,5 tūkstančio eurų, sveikinu jūs pirmojų bandymų, išties geras piniginis laimėjimas. Jurgita, laukiame tavęs, jūs galite kamuoliuką mesti čia. Aš jį sveikinu iš viso širdies. Sveikinu labai. Sveikinam, galit grįžti pas šeimą, o aš noriu prie Aidos artintis. Matot, kaip paprastai, pirmasis bandymas 3,5 tūkstančio, o ištraukta, ko jūs norit, pinigų ar automobilio? Automobilio. O kokio norisi? Kokios spalvos pradėkime, nes moteris pagal spalvą renkasi automobilį. Mano spalva, tai mėgstama žalia. Žalia. Galbūt ištrauksit žalią kamuoliuką, o prieš tai noriu sužinoti, iš kokio miesto jūs atvažiavot. Iš Klaipėdos. Ką Klaipėdoj? Toks gražus miestas, taip šilta, toks pavasaris. Ką veikia dabar? Dabar čia esu. Gerai. Kai būnat Klaipėdoj, ką veikiat? Dirbu. Irgi dirbat. Atsakingai dirbat, kaip supratau. Prieš traukiant dar vienas klausimas. Viena ar su palyda šį vakarą? Su dukra. Tai dukra jums moja, ne šiaip savo šypsosi, bet sako, mama, reikia automobilio. Padirbėkit. Ir dėl savęs, ir dėl dukros, į kurią dabar žiūriu ir nieko, nei jokių špygų nelaiko, nieko, bet serga už mamą, o mama iš šios skaidrios dėžutės ištraukia ir jūs ištraukėte apvarę sumą - 1000 eurų. Į mane žvilgsnis, į dukrą. Dukra užrietė nosį, tas 1000 lengvai uždirbamas, galvoja. Reikėtų automobilio. Tai ką daro? 1000 eurų. Tai uždirba, aš tai ne. A, jūs ne, supratau. 1000 pinigų, 1000 eurų. Jin sakė, duos man, jeigu mažiau išlošiu. Ai, supratau. Kompensuos skirtumą, ar ne? Gerai, sugrįšim prie jūsų visai netrukus. Įdomus žaidimas, įdomus pasirinkimas. Julita, labas vakaras. Labas vakaras. Kaip laikotės? Po truputį. Kaip jaučiatės? Gerai. Ką širdis nujaučia? Automobilį. Tikrai? Taip. O tas, kas jūs atlydėjo, irgi nujaučia, kad laimėsit? Taip. O kas atlydėjo? Vyras. Iš kur? Iš Vilniaus. Abu Vilniečiai. Taip. O jau vyras, klausykit. Aš įsivaizduoju, būtų pavojinga jam automobilį duoti, spausti iki dugno. Na tai, kad būtų ką spaust, galbūt ir ieškokit tos laimės šioje skaidrioje dėžutėje, jūsų pirmasis bandymas. Susikaupkit, šypsena dingo iškart. Vyras irgi meldžiasi, kad tik būtų geras traukimas. Galbūt daug pinigų bus, aš nežinau. Taip, tai yra pinigai ir tie pinigai yra apvalūs. 5000 eurų. 5000 eurų. Vyras ploja ir jau aš kaip buhalteris, taip jau ženklai tokie. Čia jau, kaip supratau, Pinigai. pinigai.
remontams, rūbams, laisvalaikiui. 5000 eurų pinigai. Taip. Jurgita, čekis į studiją, sveikinimai laimėtojai. Ačiū labai. Ačiū. Sveikinu, galit grįžti pas vyrą, aš tikiuosi, kad tikrai didelis bučinys laukia. Egidijus jau suka galvą, jau didelės sumos ištrauktos, bet automobilių dar yra. Tai labas vakaras jums. Labas vakaras. Iš kur? Iš Kauno. Ką Kaune? Dabar bedarbis. Nu tai reikia pinigų ir automobilių ir visko reikia. O jūs, kas atlydėjo ar ne? Žmona ir draugas. Jūsų draugas ar žmonos draugas? Ne, mano draugas. Gerai, viskas tvarkoja tada. Ką jūsų širdis jaučia? Pinigus ar automobilį? Būtų gerai automobilis. Na tai gerai, turit kažkokį, nežinau, įprotį prieš atliekant svarbų darbą? Nieko. Nieko. Gerai, tada žiūrėkit kur nors į lempas, į žmoną, galite į draugą, į mane ir ieškokit pirmo kamaliuką, kuris tikiuosi bus sėkmingas. Egidijus stengiasi ištraukti daug pinigų arba automobilį ir pažiūrėsim, kaip jums pasiseks. O čia yra, na parodykit visiems, pasididžiuokit, 100 eurų. Pasiimam ar ne? Ne. 100 ne pinigai, sakot. Gerai. 100 atsisako, tai netrukus galėsite bandyti dar kartą, o dabar aš bandau žaidėjams į namus išsiųsti pirmąjį prizą. Va kaip reikia bandyti, va kaip reikia stengtis. Žalias kamuoliukas, visam Pulsar automobilis. Padirbėjau dėl jūsų žaidėjų namuose, taigi džiaugiuosi ir automobilis keliauja į jūsų garažą, į jūsų kiemą, jeigu turite bilietą. Jurgita. Vitalijau. Su numeriu 046 4625. Sveikinam, automobilis jūsų. Ačiū Jurgita už pagalbą, o aš noriu pribėgti prie Aidos, kuri, nu va, ir ištraukia automobilį, pasirodo įmanoma. Man. Tai bandykit antrąjį kartą. Ir matau, dukros dar šypsena, nepradingus tikiuosi ir jūs. Antrojų bandymų galbūt geriau ir sėkmingiau čia. Padirbėsit. Antras, viso labo antras, dar tokios psichologinės įtampos nėra, nes bus jeigu ką ir trečias. Antrojų bandymų jūs ištraukėte 10 000 eurų. Nesvietiški pinigai. Ir užteks automobiliui, ir rūbams, ir viskam. Aš kaip suprantu, pasiimat pinigus, ar ne? Žinoma. Žinoma, pasiimat, Jurgita. 10 000. Sveikinu labai. Sveikinu iš O, pergalės dievai išklausė jūs, sveikinu. Galite grįžti pas savo dukrą, 10 000 tik iškeliavo. Egidijau. 5 000 nėra, 10 000 nėra, 2 automobiliai yra. Nu tai ką, bandom? Bandom. Žiūrit į žmoną, draugas į žmoną irgi žiūri ir sako, viskas bus gerai. Žiūrim, aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Ir čia yra 2,5 tūkstančio eurų. Parodykit šią kamerą. 2,5 tūkstančio eurų. Aš suprantu 10 daugiau, bet 2,5 yra geri pinigai. Pagalvokit. Ne. Ką čia reiškia? Bandysim. Rimtai? Taip. 2,5 tūkstančio atsisako. Paskutinis į. Na gerai, atsisakot, tai atsisakot, o aš dabar ir žaidėjams namuose, ir galbūt netgi Jurgitai traukiu dar vieną prizą, ir šį kartą tai yra 200 eurų, tikrai pavasario išlaidoms, tokiams malonumams užteks, manau. Galbūt ir bilietų prisipirksite, taigi 200 keliauja jums, jeigu turite bilietą Jurgita, su numeriu 002 3633. Sveikiname jūs! Na, kaip seksis šiam žaidėjui? Trečiuoju bandymu sužinosite po trumpos pertraukėlės, kurios metu tikrai suspėsit paskambinti numeriu 1634. Visureigis Nissan Qashqai ir 15 piniginių prizų po 1000 eurų gali būti jūsų. Jį skambinsite arba siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sveiki sugrįžę po pertraukėlės ir man dabar smagiausia, įdomiausia ir labiausia intriga yra, kaipgi seksis trečiuoju bandymu ponui Egidijui išsitraukti didelį laimėjimą. Jūs ko atsisakėt, priminkit? 2,5 tūkstančio. 2,5 tūkstančio. Ėmė žmogus lengva ranka ir atsisakė ir dabar nori laimėti automobilį, ar ne? Širdis kulnyse, pulsas trigubas, jeigu ne dvigubas, tai trečiasis jūsų bandymas. Sėkmės linkiu aš, iš viso širdies, sėkmės linki žmona, sėkmės linki draugas, visi čia studijoje susirinkę žmonės ir kaip jums pasiseks, ką pavyks ištraukti. Yra! Geltonas kamuoliukas, Fiat 500. Yra automobilis ir draugas ir žmona artėja prie jūsų. Pagaliau. Trečiuoju bandymu rizikavot ir pavyko, labai smagu. Sveikinam! O čia tai sužaista, o čia tai rizika, o čia tai kulminacija. Einat švęst, ar ne? Taip, kamuoliuką galit grąžinti. Eikit švęst ir išbandyti automobilio, o mes ir kitą.
Norim sužinoti, kasgi čia bus trečioji bandymo. Šansas tau. Oi, kaip smagu. Labai smagu, galbūt ištrauksi mėlyną kamuoliuką. Ne, tai yra pinigai. Labai gerai. 300 eurų ir tie 300 keliauja jums, jeigu savo bilietuose turite skaičių. Irgi tam. Vitalijau. Ir 035 59 54 sveikinimai, 300 irgi geri pinigai. Na, o dabar mes norime 10 jūsų pakviesti į kito sekmadienio filmavimą. Čia į studiją, kur laukia išties ypatingas žaidimas. Vis dar laikau intrigą ir neišduosiu, kas ten bus. Tačiau jūs pirmieji sužinosite, jeigu turite bilietą su numeriu Jurgita. Numeris 003, bet koks skaitmuo 341. Taigi laukiam jūsų. O jeigu vis dar norit laimėti puikų automobilį ar daug pinigų, bandykit savo sėkmę skambinant arba siunčiant SMS numeriu 1634. Visureigis Nissan Qashqai ir 15 piniginių prizų po 1000 eurų gali būti jūsų. Jį skambinsite arba siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sėkmės spalva, laimės laiptai, ypatingai sėkmingas trigubas šansas, net konkursą su Jurgita paskelbėm. Tiek visko buvo, Jurgita, įdomu sužinoti, kas bus toliau. Vitalijau, toliau savo eilės laukiantis aukso puodas, kuris šį vakarą tikrai turi kuo pasigirti. Jame net 250 000 000 eurų, tad skubu ridenti kamuoliukus, bet palaukite. Prieš tai noriu priminti, kad kampus įstrižainės ir eilutę mes baigsime žaisti su lyg vienu 38 kamuoliuku. Tad sėkmės visiems dabar jau ridenu. Geltonas 51. Juodas 20. Mėlynas 8. Mėlynas 2. Raudonas 34. Geltonas 54. Geltonas 50. Ir geltonas 53. Tai buvo 38 kamuoliukas, metas apžvelgti rezultatus. Kampų laimėtojai pasidalina 22 198 eurus. Eilutės laimėtojai pasidalina 22 198 eurus. Įstrižainių laimėtojai pasidalina 11 099 eurus. Sveikinimai. O mums liko paskutiniai patys svarbiausi skaičiai iki auksinio 47 kamuoliuko ir žinoma aukso puodo. Tai Jurgita, važiuojam toliau. Važiuojam. Juodas 23. Mėlynas 12. Raudonas 41. Juodas 25. Geltonas 58. Raudonas 36. Juodas 18. Juodas 26. Dėmesio, rieda auksinis šio vakaro kamuoliukas. Auksinis šio vakaro kamuoliukas yra žalias 69. Išriedėjus auksiniam kamuoliukui nuskamba skambutis, sakyčiau, akimirką truputėlį per vėlai, bet geros žinios yra tos, kad mes šio vakaro aukso puodą paliekam ramybę, jis lieka augti iki kito sekmadienio. Iš jo mes išimame didįjį prizą, kuris yra beveik 18 500 eurų ir jau šią sumą tikrai kažkam šį vakarą padovanosim. Vienas žaidėjas, kuriam reikia užbraukti vieną skaičių, tai palinkėsiu jam sėkmės, o dabar noriu pakviesti ir studijos žaidėjus sudalyvauti paskutinėme šio vakaro žaidime. O kol studijos žaidėjai išsirikiuos, jūs kaip visada suspėsit paskambinti numeriu 1634. Visureigis Nissan Qashqai ir 15 piniginių prizų po 1000 eurų gali būti jūsų. Jį skambinsite arba siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Jau matėte, kad vienas žaidėjas namuose ir jam reikia užbraukti vieną skaičių ir bus užpildyta visa lentelė. Kaip galvojate, ar dabar Jurgitai išėdenus kamuoliuką, ta lentelė bus užpildyta? Ar taip yra galvojančių? Niekas taip negalvoja, kažką kitą suka savo galvose, tai viskas. Niekas nežengia per šią degančią liniją, tai žengti nebegalima, o mes Jurgita laukime kito skaičiaus. Mėlynas 4. Galbūt taip ir atsitiks, kad dabar kažkas ims ir užbrauks tą visą lentelę ir žaidėjas namuose laimės. Ne, tačiau jau 3 žaidėjai namuose, kuriem reikia užbraukti vieną skaičių. Kaip galvojat, ar dabar pavyks bent vienam iš tų 3 laimėti? Jeigu jūs atspėsit, tai žinokit, laimėsit arba tarpusavį pasidalinsit, jeigu bus daugiau nei 6 000 eurų. Ir kaip suprantu, galvojančių taip nėra. Tai viskas, žengti nebegalima, Jurgita, laukiame mes kito skaičiaus.
Raudonas 39. Šį kartą skaičius 39. Ar jis šį vakarą paskutinis ir ar bus baigtas žaidimas? Ne, padvigubėja pretendentų į didįjį prizą, tai yra 6 žaidėjai, kuriems reikia užbraukti vieną skaičių. Na, ar dabar pavyks kažkam laimėti? Žmogus, kuris laimėjo kelionę į Meksiką, nori dar išlaidoms truputėlį prisidėti, ar ne? Yra ir daugiau tokių manančių. Ateikit visi į centrą. 4 žaidėjai, kurie galvoja, kad dabar kažkam iš jų pavyks užbraukti visą lentelę, tai sėkmės noriu palinkėti jums. Jurgita, laukime kito skaičiaus. Žalias 75. Ir tai yra skaičius 75. Ar jie šį vakarą paskutinis ir ar ši šaunioji ketveriukė laimės? Ne. Ačiū, kad surizikavot. Jau 15 žaidėjų pučiasi tas pretendentų ratas. 15 žaidėjų, kuriem reikia užbraukti vieną skaičių. Na, ar dabar bus užpildyta lentelė kažkam? Ar pavyks namuose laimėti? Taip galvojančių yra dabar jau 2 ir 3 netgi. 3, 4. Prašom arčiau centro, 4 žaidėjai. Gal dar kažkas? Viskas. Žengti nebegalima. Linkiu sėkmės ir jums, ir žaidėjams namuose. Jurgita. Juodas 17. Juodas spalva ir skaičius 17. Ar pavyks kažkam laimėti didįjį šio vakaro prizą? Ne. Ačiū. Už riziką 28 žaidėjams reikia užbraukti vieną skaičių. Na, gal dabar kažkas iš jų užpildys tą visą lentelę ir džiaugsis ir mėgausis savo laimėjimu. O, tokių jau galvojančių yra ne vienas, ne 2 ir ne 3. Visas būrys. Gerai, gal dar kažkas prisijungs, ar jau liksit stovėt, lauksit kitų atvejų? Šanso savo, nieks daugiau nebežengia. Žengti niekam nebegalima, Jurgita, laukiame kito skaičiaus. Gal dabar? Ką gali žinoti? Mėlynas 3. Gal dabar bus laimėtojas, skaičius 3 ir ar šoksim iš laimės? Ne. Ačiū, sužaidėt, parizikavot, o namuose jau 46 žaidėjai, kuriem reikia užbraukti vieną skaičių. Gal 1, gal 2, gal 3 iš jų ir užpildys tą lentelę dabar. Prašom, arčiau vidurio. Visas šaunus būrys, daug čia pretendentų į 6000, nieks nebežengia. Gerai, žengti nebegalima, sėkmės jums ir sėkmės tiem, kas namuose. Geltonas 48. Kągi, skaičius 48, galbūt jis yra sėkmingas, viltingai žiūri tie, kurie nužengė per liniją, tačiau ne dabar. Ačiū, kad surizikavot, grįžkit atgal. Net 73 pretendentai į didįjį prizą. Kaip galvojat, ar pavyks kažkam laimėti? Retos mūsų žaidėjų jau išretėjo visai. 3 vyrai ąžuolai žengia, kai kurie jau laimėjo kitose žaidimuose, kai kurie dar ne. Viskas. Supratau, nieks daugiau nebežengia, tai žengti nebegalima, o mes Jurgita laukime kito skaičiaus. Na ir žinoma, sėkmės visiems. Žalias 73. 73, būtent toks skaičius. Gal dabar šoksim su vyrais pergalės šokį? Vyrai, ačiū, surizikavot, buvo smagu, gražu, tačiau mūsų pretendentų būrys auga. 209 žmonės, kuriem reikia užbraukti vieną skaičių. Gal dabar? 2 vyrai nužengė, 2 damos dar galvoja. 209 pretendentai į didįjį prizą. Damos liekat? Viskas, žengti nebegalima, taigi ar bus vyriškas pergalės šokis? Laukiam kito kamuoliuko. Žalias 62. Taip, žalias 62, skaičius 62, galbūt atneš sėkmę kažkam namuose ir 2 žaidėjams čia studijoje. Taip, didįjį prizą laimi visas būrys, net 20 laimėtojų, o čia 2 vyrai pasidalina 6000. Jurgita. Sveikinu! Sveikinam laimėtojus, džiaugiamės už jūs ir džiaugiamės už tuos, kurie laimėjo namuose. Pasisekė, ką? Šaunuoliai. Visureigis Nissan Qashqai ir 15 piniginių prizų po 1000 eurų gali būti jūsų. Jį skambinsite arba siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Taigi dar kartą sveikiname laimėtojus ir Jurgita, tiesiog širdyje jaučiu, kad ne vienas teleloto žaidėjas savo savaitgalį pabaigs dar geriau. Nebejoju, ir aš ir miegos visi ramiau, ar ne, Vitalijau? Taip, o kad aš ramiau miegočiau, norėčiau iš studijos išsiųsti puikų automobilį, puikų Visureigį Nissan Qashqai, gerai? Palauk. Aš noriu dar 10 žaidėjų pasikviesti į kito sekmadienio teleloto filmavimą. 10 jūs esate kviečiami ir laukiami, jeigu tik turite bilietą su numeriu. 043, bet koks skaitmuo 488. Nu dabar jau tikrai metas siųsti, ar ne? O Nissan dabar jau Qashqai. tikrai populiarusis Nissan Qashqai atitenka tam žaidėjui, kuris turi bilietą su numeriu. Taip, automobilis iš studijos keliauja jums, jeigu turite bilietą 007 97 10. Sveikinam!
Taip, visureigis iškeliavo, piniginių prizų taipogi visa krūva iškeliavo. Kas dar? Kas dar, Vitalijau, kalbant apie automobilius, dar kai kas liko. Taip. Juk Perlo draudimas kiekvieną savaitę iš visų apsidraudusių savo automobilį civilinių draudimų metams skelbia po 10 laimėtojų, kurie atgauna sumokėtus pinigus. Taigi dėmesio, dabar ekrane tuoj pradės suktis draudimo sutarčių numeriai ir kompiuteris atrinks 10 laimingųjų. Ir štai tie laimingieji, jie jau gali džiaugtis, kad jiems automobilio draudimas visiškai nieko nekainavo. Tarp jų galite būti ir jūs. Drauskite savo automobilį prie Perlo terminalų arba užsukite į internetinį puslapį perlopaslaugos.lt ir dalyvaukite akcijoje, nieko nelaukite. Taip, dalyvaukite, o dabar dėmesio. Dabar noriu papasakoti apie ypatingą kito sekmadienio žaidimą. Tiesą sakant, ne apie kito, o kitų 2 savaitgalių žaidimus. Taigi dėmesio. Juk jeigu švęsti, tai švęsti su trenksmu, sakykim taip. 2 savaitės iš eilės laukia gimtadienis ir Velykos. Progos 2, tad ir laimėjimų bus dvigubai. Jūsų laukia ne 20 vokiškos kokybės automobilių, tai yra 10 prabangių visureigių Volkswagen Tiguan ir dar tiek pat miesto automobilių Volkswagen Polo. Na, o švenčiantiems kartu ir visas 1000 daiktinių prizų, tarp kurių dviračiai, televizoriai, išmanieji laikrodžiai, kompiuteriai, poriniai kelialapiai į Palangą ir dar daug visko. Aš dar kai ką pridėsiu, gerai, Vitalijau. Juk lauks ir aukso kodas, kuriame bus net 290 000 eurų. Ir noriu visus pakviesti kitą sekmadienį būtinai žiūrėti Teleloto laidą. Nes čia gimtadienis bus švenčiamas tikrai, kad su trenksmu. Laukia muzikinis pasirodymas, bus siekiamas ir Teleloto rekordas. Paklausite, koks? O vat aš paimsiu ir nepasakysiu, išlaikysiu intrigą iki kito sekmadienio. Nes būtinai žaiskite, būtinai žiūrėkite, būtinai laimėkite. Iš tiesas, moterys paslaptingos, aš noriu pasakyti, kad mums belieka eiti ir ruoštis kitam žaidimui, kokį gražesnį kostiumą išsirinkti ir žinoma, jūs nepamirškite įsigyti bilietą. O bilietus galite įsigyti loterijos terminaluose, taipogi parduotuvių kasose arba internetu perlas.lt. Taip, Vitalijau, dabar lekiam ruoštis net 2 šventiniams sekmadieniams iš eilės, ate, brangieji! Eina, laimingai! Šūksai džiaugsmo juokas, vėl šimtai balsų sušūks valio, nes tai Perlo